Sveiki, visus su praėjusiam šventėm. Kviečiu šį įrašą peržiūrėti iki galo, nes tai, ką pasakysiu, po to dėl šios informacijos bus skelbiamas balsavimas Facebooko grupiai Tautos valdžia. Kas sekat įvykius, žinot, kad mes norėjom sukurti asociaciją Tautos valdžios vardu ir mums iškilo problemų, nes mes norėjom padaryti taip, kad asociacijoje valdžia ir aplamai Tautos valdžios judėjimo valdžia visa būtų visų mūsų bendrai rankose, lygiavertiškai. Ir gaunasi Lietuvos valstybės įstatymai neleidžia mums to padaryti. Ir aš kreipiausi į specialistus, bandant šią problemą išspręsti. Pasirodo, vadovo atsisakyti mes negalim. Pagal Lietuvos Respublikos asociacijos įstatų taisyklės ir sąlygas vadovas yra svarbi sudėdamoji dalis asociacijos, nes jis atlieka tam tikras svarbias funkcijas, pareigas, įsipareigojimus, uždavinius. Viena iš tokių pareigų - numatytų susirinkimus, organizuoti ir skelbti pagal numatytą tvarką. Daleiskim, jeigu mes suplanavom turėti internetinę balsavimo platformą ar kažkokią erdvę internetinę, kur rinktis, reikia numatyti tai asociacijos įstatuose. Turi būti tam tikras laikas ir vadovas įsipareigoja organizuoti tuos susitikimus, susirinkimus internetinius, pranešti apie juos ir čia lyg tai viskas gerai, nes mes tada turim tą bendrą lygybę, bendruomeniškumą ir galimybę spręsti viską kartu. Tačiau atsiranda viena problema didelė, kad jis negali tiesiog būti tų išbalsuotų interesų atstovų ir palikti negali tų tikslų įgyvendinimo metu atsakomybės visiems bendrai mums. Gaunasi taip, kad jis privalo prisijimti atsakomybę ant savęs savo, prisijimti už tų veiksmų įgyvendinimą. Ir tada turi teisę spręsti, ar vykdyti mūsų išbalsuojamą susitarimą ir prisijimti atsakomybę ar ne. Ir teisiškai įstatymai jį saugo ir gina šitoje vietoje. Ir mes prarandam tą lygybę, bendruomeniškumą ir nebegalim spręsti viską kartu. Iš dalies. Viskas tada priklauso nuo vadovo sąžiningumo, pasaulėžiūros ir viso kito. Pateiksiu kelis pavyzdžius. Įsivaizduokit, mums reikia asociacijos vardu įsigyti kažkokį tai turtą ar įsinuomoti tam tikras patalpas. Ir šitoje vietoje vadovas prisiema atsakomybę, jis deda prie tų sutarčių parašą, įsigijant tam tikrą turtą ar įsinuomojant tam tikras patalpas ir neša už tų sutarčių kokybę, teisiškumą, atsakomybę. Ir manau, atsirastų ne vienas žmogus, kaip vadovas, kuris prisimtų tokią atsakomybę ir atliktų darbą. Ir čia nėra problema, bet įsivaizduojam tokį kitą pavyzdį, daleiskim, mes išsibalsuojam, kad norim išdaužyti tam tikro mums nepatinkančio namo langus. Ir manau, sunku būtų rasti vadovą, kuris sutiktų prisimti atsakomybę už tokio darbo įgyvendinimą. Ta prasme, samdytų žmonės, kurie galėtų išdaužyti tos langus ir organizuotų visą veiklą. Ir dar po to už tai, už mus visus prisimtų atsakomybę už pasiekmes ir atsėdėtų kalėjime ar sumokėtų tam tikrą piniginę baudą už tą polgį. Aišku, čia kraštutinumas didelis, bet galigi būti taip, kad mes įsirinksim vadovą, kuris pasirodys kiaulė, pradės piknaudžiauti savo padėtimi, nesilaikys vidaus taisyklių ir sąlygų, manipuliuos ir visais būdais bandys nukanalizuoti idėją ar trukdys jos veikloje ir jos tikslų įgyvendinime. Ir įstatymai bus jo pusėje. Ką mes tada darysim? Pasirodo, yra išeitis. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, asociacijų įstatymus, vadovo asociacijoje yra daug lengviau atleisti, nereikia tam jokios priežasties. Užtenka blogo oro, blogos mums nuotaikos ir mes galim jį atleisti iš asociacijos vadovo pareigų. Kitaip negu kitur ten vadovui, norint jį atleisti, reikia priežasties ir jeigu jis teisiškai yra gerai pasikaustęs, jis gali manipuliuoti, vartytis ir tas daug kainuoja. Ir kaip sako, jis išlieka valdžioje. Asociacijos atveju po kol kas yra tokie įstatymai ir jie mus jau saugo. Mums tai reikia
suorganizuoti taip įstatus, kad būtų privalomas kas savaitę ar daleiskim mūsų sutartų laiku, kas kažkiek laiko susirinkimas, būtent internetu, būtent su pranešimais apie tą susirinkimą tam tikroje internetinėje erdvėje, dėl vadovo tinkamumo ir jeigu reikia, jo atleidimo. Ir mes tą problemą išsprendžiam, mes išlaikom valdžią visų mūsų bendrai rankose, nes tiesiog, jeigu vadovas neprisiema atsakomybės už tam tikrą mūsų išbalsuotą susitarimą ir jo įgyvendinimą, mes jį atleidžiam, įsirenkam tarp savęs naują žmogų, kuris nori tai padaryti, nori prisimti atsakomybę ir taip judam toliau. Aišku, viskas priklausys nuo to, ar mes norim tame dalyvauti. Ir ar dalyvausime. Nes dažniausiai būna, kad paliekam spręst ir daryti kažkam kitam, tokiu būdu atsisakom atsakomybės, atsisakom galimybės kažką įtakot, kažką keist, kažką spręst. Ir sėdim ant sofkyčių ir žiūrim, kaip viskas vyks. Aš tikiu, kad jūs nesate avių banda, kad turit savo nuomonę, savo požiūrį ir norit gyvenimą pasidaryti pagal save, pagal savo požiūrį, pagal savo įsitikinimus, nuomonę, kaip jis turėtų judėti, koks jis turėtų būti. Ir nori tokiu būdu išlaikyti valdžią savo rankose, todėl dalyvaukit balsavime ir prisidėkit prie Tautos valdžios asociacijos įkūrimo įgyvendinimo. Ir jeigu renkamės tokį kelią, tokią išeitį, reikės tada esamus asociacijos įstatus, kuriuos siūlėme perdaryti, traukti vadovo vaidmenį į įstatus, kuris privalomas pagal įstatymus Lietuvos Respublikos. Sudėlioti ant visus tos niuansėlius, kad jis negalėtų laviruoti ar manipuliuoti savo pareigomis. Ir tada reiks parodyti įstatus vėl specialistams, nes reikia juos padaryti taip, kad notarai juos galėtų patvirtinti, kad notarus tenkintų, nes kitu atveju mes negalėsim įregistruoti oficialiai Tautos valdžios asociacijos. Tai visas tas darbas būtent dėl to. Ir pateikus specialistam asociacijos įstatus, pataisytus su įtrauktais vadovų reikalavimais, sąlygom, gausis taip, kad reikės vėl juos rodyti, gali būti, kad reikės konsultuotis, nes bus kažkas vėl blogai. Ir po to galutiniam etape reikės dar, kad specialistai perrašytų notarams tinkamą kalbą, teisinę, jeigu reiks, pakoreguotų visus mūsų padarytus įstatus, taip kaip jau priklauso. Ir visas tas reikalas, visas tas kelias kainuos. Gaunasi specialisto konsultacija apie 100 eurų, o jų reiks kelių. Tada dar jų peržiūra įstatų, koregavimas, taisymas, klaidų tų pamatymas, vėl kiekvienas tas darbas po 100 eurų. Tada asociacijos įkūrimas 150 apie kažkur, visos sumos apie. 150 eurų, notarams patvirtinti kainuos 100 eurų. Bendroj sumoje numatoma suma yra apie 900 eurų. Todėl reikia finansinės paramos ir reikia išsiaiškinti, kiek mūsų to nori ir kiek sutinka prisidėti ir gali prisidėti dėl asociacijos įkūrimo. Ir tada aš galvoju, padarysim taip, kad tie, kas prisidėjo finansiškai, jie tiesiog, kai asociacija bus įkurta, galės pasirinkti tokią sąlygą, kad nereikės mokėti nario mokesčio, nes mes vis tiek, kai įkursim asociaciją, bus tam tikras asociacijos nario mokestis, kurį nuspręsim turėti simbolinis, kuris tiks visiems ir patiks, kad išlaikyti asociaciją ir užsiimti rimčiau jos veiklą dėl Tautos valdžios tikslų įgyvendinimo. Ir tada tie žmonės tiesiog nemokės asociacijos nario mokesčio iki tol, kol išsimokės asociacija už jų paramą, pagalbą
finansinę asociacijai. Taigi, žiūrim, kas gausis. Ačiū, kad išklausėt, ačiū, kad esat ir iki kitų kartų.